Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu Hikvision naujieną ir tai yra Hikvision kortelių skaitytuvas. Taigi pažiūrėkim, ką gaunam dėžėje, greitai prabėgsiu pro šio įrenginio specifikacijas, bei nukeliausim pas inžinierių techniką, paprašysiu, kad jį pajungtų ir pabandysim patestuoti. Išpakavę kortelių skaitytuvą gaunam patį įrenginį. Kaip matom, priekinį dalį turim didelę klaviatūrą, pirštų antspaudų skanavimo vietą bei QR kodų skaitytuvą. Na ir galiniai daly turim tamperį, kuris aktyvuos aliarmą skaitytuvą bandant nuimti nuo bazės. Taip pat dėžėje gaunam ir jo montavimo metalinę bazę, montavimo varžtelius ir jungtį, kuri jungiasi į patį skaitytuvą. Na ir žinoma, gaunam šiek tiek instrukcijų, montavimo lipduko bei šešiakampį. Be visų mano išvardintų specifikacijų, šis kortelių skaitytuvas taip pat turi Bluetooth sąsają ir priklauso IP65 apsaugos klasiai, kas reiškia, kad jis yra apsaugotas nuo dulkių bei vandens, bei yra tinkamas montuoti lauko sąlygoms. O dabar keliaujam pas Eimantą ir pažiūrėsim, kaip jis veikia. Sveiki, esu Eimantas, BK grupės inžinierius ir šiandien pademonstruosim šio kontrolerio veikimą. Jisai yra pajungtas šiuo metu prie K260-2T kontrolerio ir pademonstruosim pagrindinės funkcijas. Šis skaitytuvas turi QR kodo skaitymo galimybę, pirštų antspaudo skaitymo galimybę ir taip pat galima autentifikuotis įvedus PIN kodą. Tai demonstruoju. Kaip matote, žalia lemputė užsidegė. Įvedus teisingą kodą užsidega žalia lemputė. Įvedus neteisingą kodą raudona lemputė. Piršto antspaudo šiuo metu pridėtas prie šito kontrolerio nėra, tai demonstruojant QR kodo skaitytuvą, duris taip pat atsirakina. Šį skaitytuvą galima prijungti prie įvairių renginių, nes jis palaiko tiek RS485 protokolą, tiek Vegan protokolą, o šio skaitytuvo konfiguravimas vyksta taip pat kaip ir visų kitų skaitytuvų per IVMS arba Kick Centralo programas. Tai tokia būtų trumpa Hikvision kortelių skaitytuvo apžvalga. Jei ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškit uždėti pirštą į viršų, prenumeruoti kanalą, įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisti naujausių produktų apžvalgų. Norėdami įsigyti šį ar kitus mano apžvelgtus Hikvision produktus, tą padaryti galite užsukę hikvision.lt. Ten rasit visą sąrašą mūsų partnerių parduotuvių. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.